Ar kada susimastei, kur ateityje realizuosi save? Jei manai, jog esi gabus, išradingas ir kūrybingas, jei myli gamtą ir nori pokyčių savo aplinkoje, tai gal norėtum pabandyti kurti savo ateitį, studijuodamas kraštovaizdžio architektūrą. Kraštovaizdžio architektūra – tai visų atvirų erdvių projektavimas. Kaip profesija, kraštovaizdžio architektūra vis dar yra palyginti nauja, susiformavusi vos prieš 150 metų ir ji vis dar vystosi. Kraštovaizdžio architektūra yra kartu menas ir mokslas. Pabaigęs studijas studentas dirba su architektais, inžinieriais, urbanistais, mokslininkais. Viena iš pagrindinių užduočių kraštovaizdžio architektams yra sukurti patogią gyvenimui ir darbui aplinką. Kraštovaizdžio architektai analizuoja aplinką, kurioje dirba. Projektuojamoje teritorijoje kiekviena detalė yra kruopščiai analizuojama ir apsprendžiama. Kraštovaizdžio architektai vaidina vis svarbesnį vaidmenį mūsų supančiame pasaulyje. Šiuo metu kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos planavimo katedra rengia ne tik kraštovaizdžio architektūros, bet ir kraštovaizdžio planavimo ir aplinkos dizaino bei statinių ir parkų restauravimo studijų programas. Jei tau rūpi aplinka, kurioje gyveni, tai kraštovaizdžio architektūra būtent tau.